Nimfo lankytojai. Pradedame naują projektą Pilietinės galios studija Panevėžio bendruomenių portretai. Šiandien dažnai girdime žodį pilietiškumas, tačiau kas tai yra? Ar tai nuvalkytos frazės ar realūs darbai, kurie keičia mūsų valstybę? Šio projekto metu keliausime po Panevėžio regiono bendruomenės. Lankysimės ir miesto bendruomenėse, ir kaimuose, susitiksime su lyderiais, savanoriais, bandysime suprasti ir parodyti jums, kaip savanoriškas darbas, neatlygintinas darbas ir žmogaus laisva valia bei iniciatyva daro mūsų valstybę stipresnę. Tačiau norint suprasti dabartį, reikia atsigręžti ir į praeitį. Mūsų kraštas unikalus tuo, kad turi moterį, kurią prieškaryje dažnai vadindavo didžiąją moterį, unikalią moterį, Gabrielę Petkevičaitę Bitę, kuri buvo daugelio lietuviškų visuomeninių organizacijų, draugijų narė, įkvėpėja, globėja. Apie ją mes šiandien kalbame su Panevėžio krašto šviesuole, bibliotekininkė Albina Saladūnaitė. Kalbam apie prieškarą bendruomeninės organizacijas, apie valstybės atkūrimo darbus. Ir nepaminėti Gabrielės Petkevičaitės Bitės tiesiog būtų, labai didelis nusikaltimas. Jo. Tai galima sakyti, kad netgi ją įvardinti kaip bendruomeninių tokių judėjimų mamą. Man atrodo, kad su bite, kai laikas eina tolyn, tai man atrodo, kad į kokį kampą be pasižiūrėtume, ar į bitės laikotarpį, ar į bitės veiklą, mes ją visur atrasime. Tikriausia, Pirmo pasaulinio karo metais prūsiniškie apsigyvenę vokiečių karininkai ją vadindavo didžiąją motiną. Tai man atrodo, kad visai Lietuvai jinai buvo ta didžioji motina. Nesvarbu, kad buvo labai jauna mergaitė, paskui subrendusi moteris, paskui jau ir politikė, ir Seimo narė, ir kokiu čia, ir mokytoja, ir rašytoja. Bet jinai niekada neužmiršo pirminio daktaro Leono Jono Petkevičiaus prisakymo. Turi tarnauti artimui, ar turi tarnauti visuomeniai. Nes tuo metu dar ir tautos nebuvo, ir valstybės, labai toli iki valstybės, bet buvo visuomenė. Ir nuo pat pradžių, nuo pat turbūt pirmųjų jos gyvenimo įspūdžių, jinai mato šviesaus atminimo mamytę, Malviną Chodakauskaitę, kuri rūpinasi daktaro, ligoniais padeda, juos maitina. Dešinėje gal abidvi rankos tėčio, daktaro, o ką bekalbėti apie daktarą. Kad ir jos visi tiesiog sprendimai ar pasirišimai, ar pasirinkimai iš tikrųjų buvo būti su žmonėm. Nes jin buvo nuo aukšto luomo palyginus daktaro dukra, kaip vadinam, bajoraitė. Tikrai galėjo gyventi tiesiog savo luomo gyvenimą, bet jinai renkasi kurie atrodo yra užmiršti, kurie visiškai nemokyti, kurie visiškai beraščiai, kuriems reikia už rankos kai kada vesti, ypatingai moterys, ir rodyti gyvenimą, kuris, yra žymiai didesnis ir platesnis negu tavo namai ar tavo kiemas. Tai tiesiog, turbūt jeigu pradedam nuo kaip visuomeninių judėjimo ar organizacijų veikėja, tai turbūt ta organizacija jos pirmiausia tai prasideda nuo Joniškėlio, kai mato gabius vaikus, bet jiem nėra jokių galimybių mokytis. Ir tada, kai pati savo prisiminimuose daugybę kartų rašys, kad dėl jos pasiryžimo galvoti apie gabius,
kaimo vaikus leisti į mokslus yra kaltas, aišku, daktaras Jonas Leonas Petkevičius, tėtis, ir tuo metu dirbusi mokytoja Volodkaitė, kuri mokė Karpių dukras, labai gražiai bendravo su daktaru, apskritai su visa šeimyna Petkevičių, o kasgi nebendravo, tuo metu šviesuomenė Joniškėlio. Ir, jinai pasidėjuodavo turbūt, kad mokau tų turtingų tas panelės, ne jom labai reikia, ne jos, jaučiuosi, neatliekanti savo troškimų neišpildanti. Ir tada kažkaip joms ir Gabrielė visada buvo klausanti, besidominti, ir tada pradeda tą pačią Gabrielei gimti ta tokia mintis, tai kaip mes galim padėti tiem vaikam ar tiem jaunuoliam, kurie trokšta mokslo. Ir čia prasideda ta išganinga mintis, dar iki Žiburėlio draugijos, kurią 1894 įvardys jau Jablonskis ir kiti šalia esantis vyrai. Gabrielė bando su mokytoja išleisti Panevėžio realinę mokyklą vieną labai gabų Joniškėlio vaiką, kadangi mokytojas namai buvo Panevėžys, žada butą, žada dvarininkė, kad rems maistu, bet už mokslą tai labai reikia mokėti daug, ir knygos, ir pats mokslas kainuoja. Ir tada pradeda bitė ta mintis jos, reikia rinkti labdarą, reikia bandyti kažkaip sukaupti pinigus. Ir visokių dalykų čia yra. Tos pirmusios patirtis labai skaudžios, nes su broliu sugalvoja, kad kai susirenka pas daktarą Petkevičių švęsti kažkokių švenčių, apylinkės bajorai, jinai pirmą kartą pasiima skrybėlę, mergaitė. Jauna, tikrai labai jauna, ir nori apeiti apie svečių stalą su ta skrybėlė. Tai ką tai reiškia? Tai Įsivaizduoju, kad tai turėjo būti nedidelis šokas toksai. Didelis šokas buvo. Vienas, visi kalba lenkiškai. Antras, tai arba galima daktarų akibrokštą didžiausią daryti. Tai visigi ten ir jinai paskui jau rašo, kai jie jau su broliu apėjo ir jau ten raudoni visi kaip žarijos įpuola į tą kitą kambarį, tai belieka tik tai ašarom plūsti, nes jinai visiškai pasijunta. Bet vėl to daktaro Leono išmintis, kažkoks labai turtingas, aišku, lenkuojantis, bajoras, įmeta kažkokį vieną pinigėlį, pasišaipydamas. Ir žinot, tas žiūrėjimas, ko mes turėtume iš tokios smulkmenos mokytis, tai nuostabu, jis guodžia Gabrielę, tai gal pirmas pinigėlis, kurį jis paaukojo dėl kitų. Tai ir toks atrodo tas krislelis, ar ne, to šviesos, ar to, bet bitė suteikia, tuo metu, aišku, dar ne bitė, tai Gabrielė suteikia tą didžiulę jėgą, neatsitraukti, o varyti tyliai tą darbą, kol atsiras tos pirmusios padėjėjos. Ir kaip jin džiaugiasi, kai susipažįsta su bajoraite ir nuo Pernaravos, nuo Kėdainių rajono, Jadvyga Juškytė, ir jos visą likusį gyvenimą, iki pat, kol bitė jau mirtis paims ir kol čia suirutė darysis Antro pasaulinio karo Lietuvoj, jos rėmė vienas kitą. Kai jau nebegalėjo, tai laiškais, kad ir retais, tai buvo ta sielų bičiulystė. Viskas sutapo, buvo pažiūra į nesančią Lietuvą, į gimtąją kalbą, į tą pasišventimą, pasiryžimą būti tuo krisleliu šviesos, kurį kažkada gal dovanos ir didelį džiaugsmą, kas ir vyko. Tai įsijungs paskui būsimoji Felicija Bortkevičienė. Ir žinot, čia turbūt ta moterų iniciatyva. Niekada Žiburėlio draugijų, kiek jin paskui jau turėjo ir skyrių, ir kiek įsivystė, kiek augo, nebuvo
vyrų, jie tik pavadinimą davė. Ir tai jau prieštaravo, kadangi spaudos draudimo metas, geriau slaptoj viską daryti, kai skelbia varpe apie Žiburėlių draugiją. Jie turbūt idėjų formuotojai, bet visus tuos darbus, tuos, kuriuos daro moterų rankos, širdis, sielas, tas tylus pasišventimas darė jos. Tai viena iš tų gal pirminių labdaros organizacijų. Tai, o kadangi spaudos draudimo metas, viskas yra slaptoj, tu nieko negali daryti. Ir tada prasideda tas, kai jinai po gimnazijos grįžta į Joniškėlį iš Mintaujos ir kai jos tėtis, jau daktaras, atrodo labai didelių demokratinių pažiūrų, bet to laiko, 1870-ieji, 78-ieji, 5-ieji, tai dar moteris, jų niekur nepriima, net universitetą, jau reikia išvažiuoti iš Lietuvos, kad tu galėtum studijuoti, ir tai buvo atskiros moterų, atskiri vienetai. Ir kai daktaras Petkevičius pasako, ne, tau užteks Mintaujos tų 2 gimnazijų, aišku, grįžta su diplomu, kad gali būti namų mokytoja. Ir bitė, kuri galvoja apie aukštąjį išsilavinimą, kuri traukia universitetas, kuri jau turėjo, kai Mintaujoj sakydavo mokytoja, kaip gaila, kad tu ne vyras, o turi vyriško mąstymo galvą, pramušta matematikai, matė mokytoja jos gabumus, ir jin staiga atsiduria tam tėvo pasakyme, ne, pirma, tai reikia stiprinti sveikatą, o antra, tu čia turi ką veikti. Ir jos tą klausimą, ką aš turėčiau daryti, tėvo atsakymas, tavo moterų širdis pasakys, ar tu nematai, koks analfabetizmas aplink, tamsa, mokyk, daryk. Ir kaip pati Gabrielė sako, aš puoliau stačia galva mokyti tas Joniškėlio ir Joniškėlio apylinkių mergaitės, kas ko prašė. Truputį vokiškai, truputėlį rusiškai, truputėlį lenkiškai, tokių pagrindinių žinių. Ir svarbiausia, kad jos mokėtų skaityti ir pasirašyti, kad jos visiškai nepriklausytų nuo vyrų pasaulio, nuo namų galvos, kad tai, nes tikrai be teisės, kai ir bitė buvo vienintelis, kad tos moteris, tos merginos, nors kažkiek būtų savo priklausančias ir turėtų kažkokį savo pasaulio matymą, savo apskritai į šeimą, į buvimą šito žemėje, kad nesi nuosavas daiktas. Kova, kuri prasidės, kaip jūs žinote, tęsis labai labai ilgai. Ir turbūt dar tebesitęsia tų moterų, vis tas mūsų, tas feministinis judėjimas ir reikalavimas, bet tai čia jau kitas laikas ir kita kalba. Žiūrėkit, bitės vis tiek ta veikla prieš nepriklausomybės atstatymą, tai galima sakyti, įtakoja ir vėlesnė tokių visokių draugijų organizacijų sprogimą. Taip, pagaliau jinai darė epochinės reikšmės įvykius, atsiminkim. 1864 po sukilimo iki 1904 didžioji Lietuvoje uždrausta lietuvių kalba. Čia knygnešystės ir visų baisių persekiojimo laikas. Jau mes šiek tiek gal jau ir žinom. Nieko nėra. Ir tada juk tai didžiulės epochos reiškiniai. 1899. Vaineikis juos kviečia į Palangą, nes jau Latvijoje stato labai retai, bet ten mažesnis persekiojimas buvo lietuviškus pirmuosius spektaklius. Vaineikis, tas daktaras, juos kviečia į Palangą, nes Palanga priklausė Kuršo gubernijai. Jei negalioja dar tokia drausminanti priemonė kaip didžioji Lietuvoje, statykit lietuvišką spektaklį. Ir bitė, nieko, dar tuo metu Gabrielė, nieko neturėdama, jinai su Juškyte ir paskui jau rinks tos aktorius ir jinai važiuoja į Palangą statyti spektaklio pirmo lietuviško. Ir kaip žinot, 1899 rugpjūtis įrašytas visom aukso raidėm į mūsų Lietuvos, kultūros pirmuosius gimimą. Lietuviškas spektaklis, paskui persekiojimai, paskui trėmimai visų ir
ten baisus persekiojimas, bet jinai ryžtasi padaryti. Ir dar ne viskas, 1907 pirmasis moterų suvažiavimas Kaune. Tokiu laikotarpiu. 1000. Tai neįmanoma mums patikėti. Ir kai mes kai kada ieškom tos Europos moterų judėjimo, mes užmirštam, kad pirmuoju punktu mes visai Europai turim sakyti, kad Gabrielė Petkevičaitė Bitė, mūsų bitė, išdrįsta būti ta, kaip, nežinau, kaip jin pati sako, kai jinai suvažiuoja visokių pakraipų, visokių srovių moteris, jau ir mokytos, ir nemokytos, ir iš kaimų, bet vis tiek jau atsiranda mokytų merginų, kurios grįžta iš Lenkijos čia. Pagaliau tai bus Čiurlionienė, Sofija, Kymantaitė pastebėta ten, kuri dar labai jauna, bet jau mokyta. Ir kai Gabrielė pamačiusi, kad vis tiek perims visą vadovavimą Vyryje, krikdemai, kaip ir įprastas dalykas, jinai išdrįsta pasakyti po atidarymo, nes jinai atidaro suvažiavimą moterų, jinai tą klasikinį visur mūsų kartuojamą išdrįsta pasakykit, nes reikia rinkti pirmininkaujančią, pasakė, prašom rinkti mane. Ir jūs tą pasąmonė galvoja, išmes, tai išmes. Tai bet būsiu pabandžius. Bet to laiku tai turėjo nuskambėti, kaip šūvis. Visiškas patrankos šūvis. Ir nieko, jinai sutramdo ir vyrus, ir moterų suvažiavimą. Ir tai yra, prasidėjusi kova, kuri tęsiasi jau iki rinkimų teisių, žinom, kaip tos moterys čia mes kovojom ir už mokslą, ir už savarankišką mąstymą, ir už viską. Tai kas dar, pagaliau varpas į jos rankas pirmasis numeris pakliūna. Ir jinai tada suvokia tą tikrąją savo paskirtį, nes, kaip jin sakė, blaškiausi, mokiau visko, taip, čia Žiburėlio draugija, čia renkam, bet nėra tos strėlinio ėjimo tarnauti visuomeniai. Ir kaip jin sako, varpas man atvėrė akis ir jau tada jinai, pagaliau Kudirka, Vincas Kudirka, taip jie buvo pažįstami, taip jie netgi buvo krikšto tėvai. Bet jinai, ta, kuri suorganizuoja su Jadvyga Juškytė, Bitė, ir tie Povilas Višinskis, Petras Avižonis, jiegi važiuoja lankyti mirštančio Kudirkos į Kudirkos naumiestį, dabar kai mes vadinam. Ir važiuoja žandarų lydimi, važiuoja per plaukę visokiom priemonėm, žinodami, kad jis mirštantis Kudirka yra prižiūrimas žandarų tam Kudirkos naumiestį, kaip čia pasakius, tiesiog. Bet jie pakliūna nusilenkti šitam didžiajam karžygiui, pasirinkusiam lietuvybę, pasirinkusiam leisti lietuvišką laikraštį jau po aušros, perima aušros idėjas. Tai Bitė ir jai tada lietuvių kalba prasidėjusi ta kova. Užtat dabar, kai mes pasižiūrim, kai kada, čia jau kitos aktualijos, kaip mes, drįstu pasakyti, nemylim savo gimtosios kalbos ir ją visai bandom pritaikyti mūsų buitiniam reikmėm, kaip mums būtų patogiau. Aš nežinau, ką Gabrielė Petkevičaitė Bitė, jos bendraamžiai, bendražygiai ten iš amžinybės galvoja apie mus. Iš tikrųjų, žiūrint į šių laikų visuomenės susvetimėjimą ir individualizmą, tai tie žmonės, kurie stengiasi šitą valstybę kurti visiškai kitokią, tikriausiai ten vartosi labai jau neramiai. Man atrodo, jiems labai gaila mūsų, susmulkėjusių, mažos tautos, nesam didelė valstybė, maža valstybė, maža tauta, kuri tokiom pastangom, visom prasmėm, ir fiziniam, ir dvasiniam, ir darbu, neatlygintinų, neapmokęs nieko neimant savo, netgi dar visą laiką atsisakant nuo savęs, kaip galima, nes reikia visuomenės reikmėm aukoti ir dirbti.
tai mes absoliučiai tada galiuojam. Bet bitė jautė labai gerai. Ir žinot, kai stojo nepriklausomybė 1918, ta išlaukta, išsvajota, kur daktaras Petkevičius, kai jie susirinkdavo dar draudimas spaudos laiku, Joniškėlį, ta saujelė inteligentų ir pradėdavo galvoti apie savarankišką valstybę, juk mes žinom tą bitės tėvo įsakymą, vaikai, na gal Lietuva kada ir susilauks. Bet mūsų kaulai seniai boluos. Taip, daktaro kaulai jau bolavo. Maždaug po 9 metų jo mirties tik tai Lietuva skelbiama nepriklausoma. Ir Petro Višinskio visi buvo jau amžinybė išėję, nesulaukę. Bet bitė ir kiti sulaukė. Bet žinot ką, Gabrielė Petkevičaitė bitė karo metų dienoraštį baigdama, jau gerokai po nepriklausomybės paskelbimo 19 metais, jinai baigė 3 dalį karo dienoraščių ir įrašo. Na, kaip jin rašo anksčiau, kai sužino, tai sako, didesnis džiaugsmas buvo apėmęs mus, kai mes atgavom lietuvišką spaudą. Nes bitė suvokė, koks milžiniškas darbas mūsų laukia. Ir jos tie paskutiniai žodžiai, kurį užrašo Montesquieu pasakytus žodžius, kas nori turėti respubliką, turi turėti respublikoniškas vertybės. Ar mes taip dabar suprantam, tai čia jau mūsų kitų bėda, bet patarimas pasiimti didelį lietuvių kalbos žodyną ir pasiaiškinti, kas tai yra respublikoniškos dorybės, vertybės, ne ekonomika, bet pirmiausia vertybės. Tai bitė tikrai visą likusį laiką nepriklausomybės metais, iki pat Antro pasaulinio karo, jinai prašė, maldavo, pyko, darė visokiausius darbus, kad tik tai sėdintis valdžioj nuo pirmojo Seimo iki paskutinio tarnautų Lietuvos idėjai visom prasmėm. Pilietinė galia negimsta kabinetuose. Pilietinė galia gimsta čia, Panevėžio gatvėse, seniūnijų bendruomenėse, kaimo bendruomenėse, savanorių širdise. Gabrielė Petkevičaitė bitė mums parodė, kad net ir vienas žmogus vedamas pasišventimo gali išjudinti tūkstančius. Projekto metu lankysime savanorius, visuomeninės organizacijos, bendruomenės. Kalbėsime, kaip savanoriškas darbas, laisva valia ir iniciatyva kasdieną stiprina mūsų valstybę. Kviečiu ne tik žiūrėti, bet ir aktyviai įsilieti į visuomeninių organizacijų veiklą. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų gali surasti savo poreikius, savo supratimą atitinkančią veiklą. O kol kas iki.